Man asmeniškai to neteko matyti, nebent filmuose. Teko kalbėti su žmonėmis, kurie tai matė ir kurie tai patyrė. Aš kalbu apie demonų apsėdimus. Dabar mes gyvename tokioje visuomenėje, kada tas antgamtinis, anapusinis pasaulis yra taip suniveliuojamas dažnai, atrodytų, kad ten yra tik tais neutralios, chaotiškos jėgos, kurias mes, kaip žmonės, galime suvaldyti ir sukontroliuoti, jeigu žinome teisingus būdus. Tačiau Biblijoje atsiskleidžia visai kitoks pasaulis. Biblija kalba apie gėrį ir kalba apie blogį. Ir kalba apie jėgas, kurios stovi už gėrio ir už blogio. Ir tos jėgos nėra jau tokios neutralios ir tokios bejėgės. Jos stengiasi užvaldyti mus ir įtakoti mūsų gyvenimus. Matas aprašo, rašydamas savo Evangeliją, įvykį, kada Jėzus su mokiniais išsilaipino, perplaukė Galilėjos ežerą viename krante ir ten juos pasitiko 2 demonų apsėstieji. Tie demonų apsėstieji buvo jau pagarsėję toje vietovėje. Žmonės bandė juos spręsti šitą kažkaip tai problemą, nes jie kėlė grėsmę aplinkinių saugumui. Juos buvo bandoma supančioti grandinėmis, tačiau kaip ir daugelis tikrų demonų apsėstųjų, jie pasižymė antgamtinę jėgą. Tai tie demonų apsėstieji tiesiog sutraukydavo tas grandines ir vėl išsivaduodavo į laisvę. Tačiau jie nepatyrė jokio pasitenkinimo tokiame gyvenime, kaip ir galima būtų įsivaizduoti. Biblijoje aprašoma, kad jie ištisas naktis praleisdavo kapinėse, bastydamėsi uolėtomis vietovėmis, save žalodami aštriais akmenimis. Tas jų egzistavimas nekėlė jokio džiaugsmo, greičiau kėlė kančią, nors ir jie pasižymėjo antgamtinę jėgą, pasižymėjo neįtikėtiną energijos perteklių. Kada Jėzus su mokiniais išsilaipino kitame krante, tie 2 apsėstieji bėgo jų pasitikti. Mokiniai, aišku, iškart išsigando, galvodami, kad juos bandoma užpulti. Tačiau tie 2 demonų apsėstieji bėgo ne pas mokinius, o bėgo pas Jėzų. Ir įdomu, kad pirmi žodžiai, kuriuos jie pasakė, kreipdamiesi į Jėzų, jie kreipėsi į jį, ko tu nori iš mūsų, Jėzau, Dievo sūnau. Tai yra dar vienas požymis demonų apsėstųjų. Be antivisuomeniško elgesio, be polinkio į savidestrukciją, be kančios, kurie jie išgyvena viduje ir be tos antgamtinės jėgos, kurią jie turi. Tai dvasinė įžvalga. Jeigu jūs pamenate, paskutinis įvykis prieš pat susitinkant Jėzų su demonų apsėstaisiais, tai buvo Jėzaus nuraminimas audros. Gamtos parodymas, kad jisai turi galią gamtos stichijoms. Ir ta istorija baigėsi žmonių pastebėjimu, kas jis yra toks, kad jam paklūsta netgi vėjas ir marios. Ir iš tikrųjų, kas jis yra toks? Ir įdomu, kad sekanti istorija apie demonų apsėstuosius faktiškai atsako į tą klausimą. Jis yra Dievo sūnus. Žmonės, patys apaštalai dar prie tokios išvados prieis tik tais po kurio laiko, matydami Jėzaus charakterį, jo gyvenimą, jo stebuklus, taip kaip jisai elgiasi, tai ką jisai daro apie save. Bet čia mes matome kitos anapusybės reakciją ir vertinimą to, kas yra toks Jėzus. Jis yra Dievo sūnus. Apaštalas Jonas savo laiške sako, kad tas, kuris yra mumyse, tai yra Dievas, mūsų kūrėjas, yra galingesnis už tą, kuris yra pasaulyje. Ir jisai kalba apie šėtoną, apie velnį. Todėl mums nereikėtų bijoti, kad mūsų gyvenimą kažkaip tai netinkamai įtakos ir sugriaus velnias, jeigu mes savo gyvenimą pavedame Dievui. Žinome, jeigu mes atstumėme Dievą ir liekame vieni, žinome, mes pačiam velniui ir piktiesiems angelams esame visiškai nepriešininkas. Jie gali su mumis daryti, ką nori. Kaip ir apie tą istoriją, kaip ir toje istorijoje apie tos 2 demonų apsėstuosius. Jie su jais išdarinėjo bet ką. Tačiau Morkus rašydamas, grįžtant prie tos pačios istorijos, Morkus rašydamas tą istoriją paminė, kad kada Jėzus išgydė tuos 2 demonų apsėstuosius, sako, jie sugrįžo į sveiką protą.
Anksčiau būdavo bandoma kažkaip tai spręsti šitą problemą. Žmonės juos supančiodavo, juos izoliuodavo, juos bandė atskirti, juos iš jų bandė tyčiotis, bet niekas nepadėjo tiems žmonėms sugrįžti į tiesos ir ramybės kelią. Tačiau prireikė paties Dievo įsikišimo. Ir man tai primena visas mūsų žmogiškas pastangas spręsti mūsų gyvenimo problemas. Galiausiai, galų gale, ko mums labiausiai reikia, tai būtent Dievo. Aišku, aš nenoriu nurašyti mūsų žmogiškų pastangų, nenoriu nurašyti medikų, kurie rūpinasi mūsų fiziniais kūnais, nenoriu nurašyti psichologų, kurie rūpinosi mūsų psichinė sveikata. Tačiau visa tai yra žmogiškos pastangos kažkaip tai sulipdyti mūsų gyvenimus. Galų gale tik tais vienintelis Dievas gali sulipdyti visas skirtingas mūsų gyvenimo dalis ir atnešti ramybę. Taigi tas velnas, kuris buvo apsėdęs tuos du žmonės, vargšus apsėstuosius, jisai paprašė, kad jisai būtų išvarytas į kiaulių kaimenę. Apaštalas Matas rašo, kad velnas tiesiogiai pasiprašė Jėzaus, kad jisai būtų išvarytas į kiaulių kaimenę. Aš ilgai galvojau, kodėl būtent kiaulių kaimenė, kodėl ne bet kur kitur. Kada aš skaitau Bibliją, aš matau, kad demonų pagrindinis tikslas yra atitraukti žmonės nuo Jėzaus. Demono pagrindinis tikslas, kad žmonės nesusitiktų su Jėzumi. Iš pradžių jisai bandė, kad tie du demono apsėstieji kažkaip tai patys susinaikintų, arba jie nesusitiktų su Jėzumi, bet jisai niekaip negalėjo sutrukdyti tam. Tačiau velnas irgi nėra kvailas. Jisai paprašė, kad būtų išvarytas kiaulių kaimenė ir paskui apaštalas Matas rašo, kad ta kiaulių kaimenė visa pasileido ir nuo skardžio krito į jūrą ir visa buvo sunaikinta. Ir tada pasklido gandas visoje toje vietovėje, kad atėjo Jėzus ir jisai atnešė tokią sumaištį, kad visa kiaulių kaimenė, nuo kurios priklausė daugelio žmonių pragyvenimas, buvo sunaikinta. Ir apaštalas Matas pastebi tokią detalę, kad žmonės atėjo pas Jėzų ir prašė Jėzaus keltis toliau, keltis atgal, grįžti ten, iš kur jis ir atėjo. Tai, ko velnias negalėjo pasiekti tiesioginiu apsėdimu, jisai pasiekė kitais būdais. Jisai žino mūsų prieraišumą prie fizinės gerovės, jisai žino mūsų prieraišumą prie emocinės galų gale gerovės, žino mūsų prieraišumą prie patogumų, prie įvairiausių mažyčių detalių. Ir jisai žino, kad dažnai tos detalės paėmus ir panaikinus griūna mūsų saugumo supratimas, mes daromės neramus ir mes bet kokiais būdais bandome grįžti prie to, kas mums teikia ramybę. Ir labai dažnai tokie netiesioginiai būdai išstumia Jėzų iš mūsų gyvenimo. Demonai gerai žino, kad žmogų dažnai nuo tai, kas yra svarbiausia, traukia antraeiliai dalykai. Ir mes savo gyvenime kovojame tarp to, kas yra svarbiausia ir tarp tų kasdienių dalykų, kurie yra antraeiliai. Todėl šitą istoriją mane moko, kad ne visada mane nuo to, kas yra aukštybėse, gali atitraukti tiesioginis ir galingas demonų pasireiškimas. Mane nuo to, kas yra danguje, nuo to, kas yra aukštai, gali atitraukti kasdieniniai, paprasti, maži dalykai. Ir kartais jie yra mano gyvenime galingesni negu toks galingas demonų pasireiškimas kaip apsėdimas. Todėl šiandien iššūkis mums visiems. Ar mes leisime, kad mūsų gyvenimus valdytų tai, kas yra pačioje, ar mes leisimės, kad tai, kas yra danguje, įtakotų mūsų gyvenimą, augintų mus ir kviestų mus gyventi gyvenimus su meile. Aš renkuosi tai, kas yra danguje.